medicininės terapijos, jį atlaisvinsiu, uždėsiu ant trečio šonko, kur yra įdubęs, ir bandysiu jį atstatyti jį atgal į vietą ir stendą iš karto pritvirtinti, man tai pavyko padaryti. Pasižiūrėsiu, bandysiu įsimutuoti, kokį reikėtų siūlės dydį, uždėti planą plokštelę. 10 mm irgi. Įsikvėps iš planės plokštelės 2 po 10 mm plokštelės, planė plokštelė didelė padės atšildyti ant spintelės. Pasiimsiu pincas, bandysiu uždėti planinę plokštelę ant siūlės dydžio ir pasiimsiu suktuką ir 4 kampus bandysiu sukti atsargiai po medicininę varžtą, man tai pavyko padaryti. Atsargiai dabar su pincas bandysiu pajudinti jūsų tą planinę plokštelę, laikosi tvirtai. Gerai, per televiziją bandysiu surasti 4 šonkolę, pasibėčiau, reikėtų koreguoti man kamerą. Gerai, atlaisiu savo medicininės terapijos standą, atsargiai koreguosiu, kad imtų jūsų 4 šonkolę ir bandysiu jį atstatyti jo buvimo vietą ir užtvirtinti standą, ar man tai pavyktų padaryti. Pasiimsiu 10 mm plokštelę, atsargiai uždėsiu su pincetais ant siūlės ir atsargiai bandysiu sukti 4 medicininius užties 4 pusę, man tai pavyktų padaryti. Su pincetais pajudins, ar matysiu, kad jau planė plokštelę tvirtai laiko. Medicininės terapijos neimsiu, nors ten irgi padės, susirinksiu patrauksiu nuo jūsų dabar ir bandysiu pasižiūrėti ties televizorium, ar matysiu, kad yra vidinis skravimas ties jūsų kairėje pusėje, kur buvo įdubę šonkulė. Gerai, pasiimsiu siurbiuką, apsiurbsiu aplink ką tik praplėstą vietą, kuri gal buvo biškai populiarinus kraujavimą. Siurbiuką padėsiu į šalį, pasiimsiu nuimsiu skėtiklius, pasiimsiu tą vadėtėlį, kur buvo prasiverstas trimčiai siūlo ir atsargiai bandysiu siūti riebalų sluoksnį, man tai pavyktų padaryti. Pasiimsiu tą datėlį išmesiu, pasiimsiu kitą datėlį su tarpšiais siūlės ir bandysiu siūti raumens audinius, ar man tai pavyktų padaryti. Gerai, pasiimsiu tą datėlį išmesiu, pasiimsiu kitą datėlį, kur buvo medicininės siūlos ir susiūsiu 20 cm, kur buvo prapjauta vieta, man tai pavyktų padaryti. Pasiimsiu dezinfekuotą servetėlę, nudezinfekuosiu ką tik susiūtą vietą, pasiimsiu abetitinės tepliuką ir patepsiu ant tos vietos, man tai pavyktų padaryti. Pasiimsiu mobilą. Atsiprašau, kad trukdau, žiūrėkit, čia asmeniai buvo lūžę šonkauliai ar tik tai sutrenkti? Čia tvirtina asmenys, kad skaitos nieko nebuvo ir žodžiu, kad čia tiek laiko jūs laikote asmenį. Čia nepasipiktinti, čia mūsų draugai. Kairėje pusėje buvo įdubę. Ai, supratau, jie laukia. Nu, aš neparsidavęs, aš tik jau kontaktus turiu. Kaip supras parsidavęs? Nu, aš nesuprantu. O jis ne mechanikas yra? Ne mechanikai dar? Tai jau ačiū už informaciją tada. Tai palaukit, jeigu šitas dalykas, tai čia reikia kviesti pareigūnus? Geriau pakvieskit pareigūnus tada. Čia įdomi, jau mano kontaktas yra. Na, ne, aš nesu parsidavęs. Ne, kad aš kitimi nebuvau, buvo kitas medikas atvažiavęs. Žiūrėkit, ponas, jeigu jūs atvežė į mediko būtent pas mus, šiaip suteikė, bet ne, jie nusiėmė kaukės, dabar jie Jie nusiėmė kaukės, aš paprašiau. Čia į palatą? Ne, į palatą neįleidau. Prie durų galima. Nu, žodžiu, supratau, gerai, tada aš juos išginsiu. Prie pat durų gali būti, bet operacinį negali davėti. O kada jis netapo direktorius 39 garažo? Nežinau, man tai paliks, aš žinau. Nes aš žinau, kad nesu parsidavęs. Nes aš... Ne, aš nesu parsidavęs. Ir atsargiai dabar užkliuosiu pleistriuką ties jūsų visą vietą, man tai pavyktų padaryti. Susiūtą vietą, kur buvo patobinti tabliukas, man tai pavyktų padaryti. Pasiimsiu dabar bintą, atsargiai pabandysiu ties visą vietą, kur buvo užkliuosiu pleistriukas. Ir visą jūsų vietą bandysiu įdėti specialų įtarą, man tai pavyktų padaryti. Pasižiūrėsiu kaip pulso aparatą, jūsų pulsas būtų stabilus.
Gerai, dabar atsargiai nukrės duks nuo visų krūtinės, atseks nuo rankų segiklį, padės impulsų pratvaigį išjungsiu, iš kateterius ištrauksiu iš langelio, narkozės maišelį iš langelės maišelį išmesiu iš šiukšlyną, lašelį nusistums atgal į spintelę, pasimsiu kateterį, kur buvo pliutkėti prasikusiu vizuologiniu tirpalu, jį bandys visą apmirkyti ir atsargiai pasimsiu atpilius visus pliustriukus, ištrauksiu kateterį, uždės dezinfekuotą mėlį ir užduosiu mažą pliustriuką man tai pavyktų padaryti. Gerai, atsargiai pasiimsiu visus jūsų rūbus, kurie buvo uždėti, bandysiu atsargiai apmauti, pasiimsiu maniaką, bet liuką atsargiai pakišiu po asmens nors, ar asmuo prabustų. Ne, buvo narkozės nesijams. Va, žiūrėjau, man jis parašė vėl, paduok man tą asmenį. Bando man sumokėti, man pačiam labai įdomu. O kada jis nebetapo direktoriumi 39? Ir tada mes pasiaiškiname, aš jums nepaleisiu tada. Ne, kaip pasakyti, kad aš esu personažas, aš nesu personažas. Jis buvo mano kontaktas, kaip jis buvo direktorius, ir aš jam nebuvo sutartis su jo mechanikais. Tai kad aš esu personažas, tai žinai, ne mano. Ir dabar man dėmesėlį išgaišino. Neturėjo asmenys. Tai aš šios dos mechanikalatą apsirengti gerai. Ir šitą to lapą buvo man žemė išleisiu. Jo. Ten galėsime pajusti, aš po to vasam buvo. Tai bandysiu žinoti, kas tam atvažiuoti, kurie tarp iš palakrasijos, tiek tai vadovas pasirikimas. Aš negėdau policijos jau kontaktus ieškoti. Aha, mama skambina. Jau. Užkastas rimtoms. O? Man vienas paskambina ir yra iškvietimas. Ir tada pamatė, kad medikas išvažiuoja. Jo, jis man irgi tada skambino. Va čia suklydo, nes jis kaip skambino, pamatė, kad medikas atvažiuoja, tada apie tas medikas mūsų operaciją pranešė, kad ten yra ginklai, jis pasišalino, tada jis man vėl skambino ir klausė, ar gali atlikti operaciją mieste, sakau, ne, aš operacijos, paminėjau, kad jums yra šonkauliai. Tas kitas? Ne, čia tas direktorius sako, gali atlikti šonkaulių ten su šonkauliais mieste, sakau, ne, aš operacijos mieste nedarysiu. Žiūrėkit, ponas, atvažiuoja pareigūnai ir tuoj bus, o jie laukia čia prie durų jūsų. Tai jūs galite čia pastovėti, jeigu jūs bijot, tai pareigūnai atvažiuos, aš tada įleisiu čia pareigūnus. Ne, tai aš pareigūnus pakviesiu pas jūs ir jūs įsiaiškinkit. Ne, jie laukia, kaip tik nebėga, jie laukia, aš sakiau, jie laukia, stovi. Direktorius jis man dabar rašė, va, Benai, paduok man tą asmenį, kažkaip aš tau sumokėsiu, ble, senigi sumokėsiu, nemažai kažką sugalvok, tipo perneš jį kažkur kitur ir aš tada iš tavęs pasimsiu jį bibižino. Viskas tvarkoj, stovėk čia ir lauk, niekur neini. Čia užrakintos 2 durys.
Jis man prieš tai pravedė 30 tūkstančių, kaip jis paprašė, kad atvykčiau į tą iškvietimą, kur buvo 8-4 nekrais, kuris gulėjote. Ir sako, už norą padėti 30 tūkstančių pravedė. Tada vėl paskambino ir sakė, kad yra atvykęs Bet medikas, kaip čia suprantu. mechanikų direktorius, tu čia rimtai. Jo, čia yra Einaras. Einaras buvo direktorius mechanikų, todėl aš jį kontaktus ir turiu. Bet tai palauk, pagal sutartį, užmesk akį į laikraštyje sutartyje, ar jis tikrai direktorius? Čia kažkokia Jau, nesusipratimas kažkoks. man įdomu, kad jis irgi jau. Jo, yra va 39 garažo Einaras Hercogas. Aš jo kontaktus turiu. Ir kai buvo tos sutartys sudaryta, reikėjo jiems rinkinukus paduoti, tos vaistinėlės. Tai aš tada jo kontaktus pasiėmiau. Turėtumėt, Tai manau, jūs dabar, prisiminti. ponas, tikrai teigiat, kad jie kažkokie yra, kažkokia grupuotė, kiek suprantu, ne? Jie dabar, žinok, neturi nei ginklų, visiškai nieko šiuo momentu. Žiūrėk, Rikardo, atvažiavo pareigūnai. Man dabar pačiam labai įdomu yra. Ok, ir iškart pareigūnus atvesk čia į chirurginį, todėl kad asmuo bijo net išeiti. Sakė, pareigūnų laukia, jis bijo išeiti jų. Praneškite, kad nepaleis tų asmenų, kur dabar yra geltonai Tie apsirengę. asmenys, kur yra jų, neatidarykit durų irgi nepaleiskit. Be pareigūnų. Jie yra 5, man rods. Ir nežinau Laukiam jūsų vardo, pareigūnų. tai vyriaus sąskaitą išrašys, tai neperginkit, aš nesu parsidavęs. Mhm. Ne, viskas jau viskas, dabar nieko neišleidžiat. Mhm. Ir tai su pareigūnais įsiaiškins. Neatidarykit durų, o kodėl jūs atidaro Nes duris? dėl darbo aš tikrai ne savarks, kad jis man sumokės tam. Kuo spaudžia, verčia, tik ginklo nelaiko? O iš kur Nieko, nu išeikit, tiesiog ateikit čia ir viskas, laukiat pareigūnų, jų neišleidžiat. Ne, bet jau jiems yra problema, nes jie turi, mes jau turim jo Nes numerį, netgi pavardę ir vardą. privačiai rašo šitais būtent į telefoną, kad netgi paleistą pilietį nori paimti. Tai čia akivaizdus įrodymai. Nes aš jau atidirbu ganėtinai ilgą laiką, kad gaučiau tam, kiek jie man buvo, 500 tūkstančių, tai neapsimoka man. Tokio dalyko visiškai net negali būti. Kaip tai gali būti? Jeigu kažkokia, kas čia per nesąmonės. O tu žiūrėk, turi gal žinai, būna, kai kurie Vaizdinę medžiagą. asmenys, žinai, filmuoja. Turi rimtai, Tai o atrasim galėtų tada mes, jo, tada man atrasim įmesti mes. galėtum? Ai, supratau. Ok. Mhm. Ok. Na, svarbu, kad aš jumis paėmiau, ne tas kitas medikas. Jo, čia jau be dokumentų neįmanoma. Rikardo atvažiavo ar ne? Nepergyvenk, tos Nespėsi? durys vis tiek nesigirdės, jos yra ganėtinai tvirtos, tai nesigirdi, Blemba. ką mes kalbama. Ne, čia neįmanoma šitų durų įspirti yra. Nebent išsprogdinti. Bet tai pareigūnų mums reikės. Blemba, nors galėjo atvažiuoti, dabar turėsim visi sugrįžti. Žiūrėkit, kodėl jūs įleido tą asmenį čia šitį galą. Na, mes dabar Geltonai negalėsim visi, išeiti. kur apsirengę yra.
Jo, seniai. Vis tiek iš šiandien išeisi. Tai tipo. Visiškai negalima išleisti iš ligonės, dabar jau viskas. Pažiūrėsim, nu. Taigi duris įspiriau. Nu. O pats tipo irgi normaliai sukika. Ponas biški, žinot, vis tiek operacija buvo šiek tiek, gal jūs prigulkit, pailsėkit vis tiek. Nejudėk, vis tiek Ne, narkozė yra. prigulkit, pailsėkit, čia mes, jo. Žinot, vis tiek dar vaistukai veikia. Mes Mums dabar pabudėsim, reikėtų čia tikėtis, pastovėsim. kad pareigūnai atvyks. Tai tikėk, atvyks, mes vis tiek turim laukti bet kokiu atveju. Ir plius, jei tu gali tą vaistinę medžiagą, mums iš karto įmesk tas, kur yra medikas parsidavęs. Jo, būtinai. Mhm. Nes beros direktorius irgi turėtumėt jo turėti numerį. Vis tiek sutartį pildėt. Man rods, kad turiu. Arba Valjera irgi turėtų Aš turėti labai jo numerį. nustebusi, esu tikrai, žinok, apakus. Aš tai buvau pasidžiaugęs, kad tipo, vis tiek direktoriaus kontaktus jau turiu mechanikų Čia dar. kažkaip įdomiai. Dar nesu tokių dalykų girdėjus. 8. Tai jau 1. A, ne. Mhm. Pažiūrėkit, per patelį jei galit. Jei neklystu. Ai. Na, tada supratau. Viskas aišku. Rikardo, tu būsi po... Aha, aš irgi būsiu tada.